Saviugdos ir kovos menų treneris Jordanas Poškaitis, Rytų kovos menų klubo Naglis vadovas, verslo komandų formavimo ekspertas, pardavimų ir darbuotojų motyvacijos mentorius, dziudo, sambo ir bušudo Lietuvos čempionas, šidokan karate Europos ir pasaulio čempionas. Per savo sportinę karjerą turėjęs daugiau nei 500 kovų. Jordanas sako, baimė paversk energiją siekiant savo tikslų. Baimės nėra, yra tik įsitikinimai. Taigi, Jordanai, kas yra Jordanas Poškaitis? Svarbiausi dalykai tavo gyvenime. Kuo gyveni šiandien? Yra iš tikrųjų labai nemažai svarbių dalykų, bet gyvenu sportu. Gyvenu sportu, sveika gyvensena, gera nuotaika, anekdotais, kas ir pakelia nuotaiką. Na ir kuriu savo tikslus, kuriu savo ateitį taip, kaip norėčiau. Kas tave į kovos menus atvedė? Nu, čia visa jau istorija gaunasi dėl kovos menų. Kadangi buvo ta situacija tokia, kad aš kaip gimiau, atrodė viskas gerai, po to gal sužinojau, kad turiu negalę ir tą negalę galėjau, jeigu nebūtų man gydytojai padėję, būčiau šiandien čia jau nesėdėjęs, būčiau miręs. Ir kaip jau vienas gydytojas sako, mes jį pasmerkime mirti, nes jau buvo ta situacija tokia, arba jis bus invalidas. Tai šitoje vietoje buvo toks gyvenimo etapas, kur tėvai tikrai turėjo labai stiprų iššūkį tam, kad galėtų mane išgelbėti, kad aš galėčiau būti civilizuotai, civiliškai sveikas žmogus ir galėčiau gyventi. Kiek tau tada metų buvo? Tada buvo, man atrodo, nuo metukų iki 4-3 metų tas etapas. Tai buvo, imkime tą situaciją, kur reikėjo tikrai labai daug įdėti tėvam energijos ir tikėjimo, kad tai galima išgydyti, galima pakeisti kažką ir kad tu galėtum šiai dienai kalbėti apie savo pasiekimus. Kaip tai inicijavo tavo sportus? Tai inicijavo sportus, tai kad tėvas, kadangi buvo sportininkas, mama taip pat prijaučianti labai sportui. Kaip vienas gydytojas pasakė, sako, jeigu jisai sportuos, bus viskas gerai, jeigu nesportuos, gali būti labai problemų daug. Tai tėvas sakydavo, kad jis sportuos tai 100%, aišku, pavadinkim, kad tai yra genetiškai kažkiek gal paveldėta. Na ir pradėjau, kaip išėjau iš ligoninių, kaip vaikystės buvo ta situacija, pradėjau po truputį sportuoti ir sportavau visas sporto šakas. Tai nuo kada pradėjai, nuo kokio amžiaus pradėjai sportuoti? Realiai pradėjau sportuoti taip jau aktyviau nuo 5-6 metukų. Kokia tai buvo sporto šaka? Tai pradžiai buvo dviračių sportas, plaukimas, lengvoji atletika, tie tradicinės sporto šakos to meto. O šitas, kada tada į kovos menus pradėjai? Atsigrėžiai? Su kovos menais irgi tokia įdomi istorija gavosi. Aš atsimenu, labai norėjau karate sportuoti, jau nuo kokių 6 metukų, 7, man labai karate patiko. Ir žiūrėdavau visokius filmukus, ten kiek įmanoma, aišku, tada nebuvo nei YouTube, mes negalėjom kažką per daug matyti. Iš knygučių mes mokėmės. Iš knygučių tokių, ir tada kažką papasakoja. Tai iš Bruslio, žiūrėdavau, kaip Bruslis spyrė, aš tai mokytus iš Bruslio. Vienu žodžiu, mokinomės, kas ką išgirdo, o kadangi gyvenau ne mieste, gyvenau gyvenvietė, kur tikrai tos galimybės išeiti į didesnį erdvę sudėtinga buvo tuo metu, tai norėjau visą laiką karate sportuoti. Ir, kaip ir sakau, kad mokinausi, kas papuolė iš to ir mokinausi. Tada ir špagatai buvo visi, ir kojų mėstymas, ir boksavimasis. Aišku, buvo man toksai, kaip ir pasakyti, palengvinimas, nes mano tėvas užsiminėjo boksu. Aišku, neprofesionaliai, bet jisai boksuodavosi. Aišku, pats buvęs dviratininkas, aktyvus, profesionalus sportininkas, bet šiaip boksuodavosi, imtynės kultivuodavo. Tai man buvo kaip ir su tėvu labai patogu, nes ir gaudavau tokių mini pamokų. Ir kaip šiandien atsimenu, mes su draugais nuvažiuodavom prie tokio tvenkinio ir mes paimtyniaudavom. Ir man visą laiką sakydavo, einam dziudo lankyti, nes tave sunku parverst. Na, aš tada daug dviračiais važinėdavau ir gaudavau taip, kad kojos stiprios matyti ir neidavau jiems manęs parverst niekaip. Nu, sako, einam dziudo, sako, gyvenime aš nelaužysiu kaulo, aš niekada dziudo nesportuosiu. Aš tik karate arba boksą. Ir vieną kartą tėvas, atsimenu, grįžo iš varžybų, kadangi teisijaudavosi dviračių sporte ir su vyrais ten pakalbėjo, kad sako, yra dziudo sekcija pas jo pažįstamus tenais kažkur Dinamo salė, atsimenu dar tada. Nu ir tada gavosi tokia situacija, kad jis sako, ar nenorėtum dziudo lankyti. Nu, tėvas buvo autoritetas, tai sakau, gal ir nieko visai būtų.
Nu ir aš tada su draugais pakalbėjau, tai jie pasakė, sako, žinok, pas mes į Žemės ūkio akademiją važinėjom. Tai man, kadangi gyvenau arčiau Žemės ūkio akademijos, Ežerėlį, tai gyvenvietė, tai man kažkaip patogiau ten buvo važinėti. Ir kada įsvajojo tą karatė, patekai nuo kokio amžiaus? O į karatė tai po to, kada mes dziudo sportavom, atsimenu, buvo jau paauglys, tada buvo gal 15-16 metų, būdavo tas sovietinės armijos toks kovos menas pankratijonas, nu kaip rukapaškė. Nu kaip dabar va, bušido, nu tiesiog ten su šalmais tik tai, dabar kodo yra. Žinau, aš prisimenu pankratijoną. Nu jo, pankratijonas. Tai ir, nu, aš aišku, žinau, klausytojai gal nežinau. Jo, rukapaškė vadinkim daugiau tokia. Tai pagal tą rusišką terminą. Tai tada ateidavo, kadangi kariškiai, didistai Jonavoje vadesantūrui tarnaudavo, jie ateidavo pas mus į dziudo salę, tenais turėdavo galimybę pasitreniruotą, vadinkime, kovinį sportą. Ir tada palikdavo ten šalmus, tai mes vaikai dėdom į šalmus ir pradėdom ten irgi, kaip mes matydom, ką jie daro, mes irgi pasimušt. Ir aš pastebėjau, kad man neblogai visai sekasi. Tas sujungti tą imtynę su smūginė technika. Nu ir aš taip vis galvojau, kažkada reikėtų. Nu ir gavosi tokia situacija, kad po to susipažinau su keletą draugų, bet jau studijų laikais, kurie užsiminėjo Šidokan karate, perėjau po to susipažinau su Romu Navicku amžinatilsį, mano savo treneriu, Saulius Jovaiša, kuris irgi taip pat kaip treneris buvo. Nu ir aišku, dziudo treneris, tai Antanas Gaidys pagrindinis mano buvo treneris, kuris irgi kaip davė pirmą paruošimą tokį mano. Nu ir sakau, reikia išbandyti tą karate stilių. Ir pradėjau po truputį, man tik tais patiko to, kad šitas stilius Šidokan karate, kad ten galima ir imtyniaut, ir smūgiuot. Tai mano... Tavo arkliukas buvo. Arkliukas buvo imtynės, greitos imtynės ir po to smūginė technika. Nu ir šitoje vietoje aš pagalvojau savo tą galimybę. Aišku, po to bušido jau atsirado. Kada karate pirmą Europos, žinau, esi Europos ir pasaulio čempiono, pirmiau tapai Europos čempionu. Europos taurė. Europos buvo... Kiek metų buvo, kai tapai Europos čempionu? O tada jau man buvo suaugęs, buvau jau 31, 302, 303 metai. Aš realiai karate taip aktyviai pradėjau nuo 27 metų. Realiai tik nuo 27 pradėjai karate. O iki to dziudo daugiausiai. Dziudo ir ten, po to, kai pradėjau karate, po to į bušido, tai aš nuo 27 iki 37, 38 buvau ir dziudo, ir sambo dalyvaudavau varžybose, ir bušido, ir Šidokan karate. Ja, supratau. O pasaulio čempionų kada tapai, kokio amžiaus? Buvo pasaulio taurė ir buvo pasaulio čempionatas. Dabar 2-4, man atrodo, buvo metai. Ar reikėtų pasižiūrėti. Tai kokia didžiausia iš kovos menų pergalės skaitai, kad tau yra svarbiausia tavo gyvenime? Nu, vienas iš tų buvo Europos profesionalų diržą, kada laimėjau. Tai buvo toksai kaip ir su prancūzų santiniu atkovojau, nes buvau ir pralošęs prieš Šidokan karate tarptautiniam turnyre, po to esu ir laimėjęs, ir po to ir jisai daug pergalių turėjo, ir tada padarė federacija tokia kaip ir Europos diržo čempionatą profesionalaus, kur mes ten pagal tas taisyklės kovojam. Tai atsimenu, tai buvo toksai tikrai, tas tau labiausiai kažkaip. Ilgi rašym po to ir Europos taurė buvo ne dirža, bet taurė irgi toks po to. Pasaulio čempionatas buvo, atsimenu, kada buvo nutrūkęs man krūtinės raumuo ir tada Prancūzijoje buvo savo čempionatas ir aš per pusantro mėnesio pasiruošiau ir 4 kovas turėjau, 3 laimėjau pirmą laiko, o 4 teko iki galo atkovot. Iš Rusijos priešininkas buvo gana toks stiprus, aš pažinau jį, tai mes tenais, gerai, kaip sakant, atsimojavom, tai tada irgi, tada laimėjau irgi toks smagi pergalė. Jordanai, daugeliams kovotojai atrodo bebaimiai, pats irgi atrodo bebaimės. Kas tau yra baimė? Tai normalus fiziologinis reiškinys. Baimė tai yra normalu, tai psichiškai sveikas žmogus, jisai bijo. Tai yra normalu. Ir tik tais tada užduoti savo klausimą, kaip tu su ja susitvarkai. Ir žinau tikrai, kad iš 8 baimių, kas pas mus yra kompiuterėje tarp ausų, smegenyse, iš 10 baimių 8 niekada net neįvyksta. Nes kažkaip žmogus visą laiką linkęs pesimistiškai galvoti apie įvairias situacijas. Ir šitoj vietoj tada mums reikia treniruotis, kaip tai padaryti, kad mes kitaip galvotumėm. Ir mūsų baimės iš kur ateina? Iš kur ateina iš įvairių situacijų, iš
pastebėjimų kažkokių, kur pamatėjai, kur išgirdai, kažkas, imkime, spauda, televizija, draugai, kur tu to nedaryk, čia tau bus šakės ir taip toliau. Ir viskas, ir tada tau ateina ta baimė ir tu susikuri tos paveiksliukus. Bet realijos jie dažniausiai tokie nebebūna. Ir kada tu sugebi per įvairius savo meditacinius veiksmus, per mąstymą, įsitreniruoti taip, kad ta baimė paversti energiją ir ta baimė tiesiog, nes tau padeda, sukelia net tiesiog daugiau adrenalino, kad tu gali tai daugiau padaryti. Tai žiūrėkit, baimė tai yra kaip stresas. Streso metu, jeigu tai yra stresas, jisai duoda energijos. Žmonės stebuklus padaro. Pakelia tokius svorius, imkime, kur paprasčiausiai neįveiktų kitaip. Ja, tai galima atsakyti pagal tai, baimės nereikia bijoti, ne? Tai baimė net tau padeda. Bet kaip tu tai pažiūrėsi? Yeah. Nes, sako, man nepasisekė, bet tai gal buvo faina pamoka, kai tu gali kitaip pažiūrėti. Yeah. Čia kaip visą laiką sako, jeigu lyja, tai faina, nu, tai mes galim kitam ore pabūti. Tai baimė gal kaip ir daug, kaip ir požiūris toks, ne? Labai daug priklauso taip, nuo požiūrio, ne? Toks jisai labai platus posakis baimė. Tai žinai, baimė kam? Baimė auditorijai, baimė mirties, baimė susirgti, baimė, kad tavo vaikai kažkur kažkas atsitiks, baimė verslo, baimė netekti kažko. Ir mes galėtume vardinti ir vardinti. Ir, kiekviena... ir galo nebūtų tom baimėm, ne? Ir ką, užtenka galbūt tik tai požiūrį pažiūrėti. Nu, kas, na ir kas, ne? Tai kada užvaldo baimė, užduok vieną klausimą. O kas bus jeigu? Mes dažnai pamirštam, kad baimė tai yra mūsų įsitikinimas, kurį mes turim savo kompiuterį, kaip dar kartą paminėsiu tarp ausų, ir kurį mes nenorim pajaust. Bet jeigu tu tai neišvengiamai patirsi, užduok savo, o kas bus jeigu? Kas bus jeigu kad ir vyks tas dalykas, ko tu bijai, ne? Taip, aš bijau eiti šau, imkime, pasirodo, auditorijos baimė prilygsta žmogaus mirties baimė. Vienas didžiausių fobijų. Ir aš dabar išeinu į auditoriją ir dabar, kas bus jeigu? Nu ką, nušvilps, palenksiu galvą ir išeisiu. Nu kas atsitiks? Nu iš karbonkės gal gausi galvą. Nu ir tai nebus, jau čia, tai reikia pataikyti dar. Nu, tai, bet mes ant tiek bijom, kad mūsų pulsas, mūsų visi organai, viskas ant tiek įsitempia, kad atrodo, kad čia kažkoks stebuklas įvyks. Nu, ta prasme, ant tiek, nepasiekimas. Bet šitoj vietoj reikia treniruotis. Ja. Kaip tu pats tvarkaisi su baimė? Tai aš visą laiką sakau tokį savo ženklą virš. Kada ateina man baimės jausmas, užduodu, ar aš tikrai tai tikiu, kad tai gali atsitikti. Ar tai tiesiog aš tikiu iš išorės gautą informaciją, kad taip kartais būna. Mes visi važiuojam su mašinu, mes visi keliu einam, mes visi bendraujam. Žiūrėkit, kiek yra įvykių buvę. Bet mes tai darom. Tai jeigu aš bijočiau, tai aš nesėdau už vairo, aš nieko nedarau, aš neinu su draugais, aš neinu naktinį klubą, aš niekur neinu, nes yra tiek įvykių buvę. Ir apie baimę esu geras skaitęs, kad tarkim, mes paminėjau automobilius, mes nebijom važiuoti su automobiliais, mes nebijome elektros, mes bijome vorų ir gyvačių. Kad, tarkim, mūsų ta baimė jau įrašyta mūsų genuose, mūsų protėviai mirė nuo vorų, mirė nuo uodų, nuo visų gyvačių ir mes jų bijom. Po 1000 metų turbūt žmogus, kai pagalvos apie elektrą, jį purtys, jis bijos net rozetę įkišti, nes jau bus kraujyje, kad, žinai, elektrą gali užmušti, o apie mašinas turbūt po 1000 metų sakys, įsivaizduok, jie vairavo patys mašinas, savižudžiai kažkokie buvo, ne? Ir bijosim, teisingai, ar čia ne požiūris, teisingai taip, yra požiūris? Taip, tai yra požiūris, bet kas įdomiausia, aš turėjau tokį, kaip ir eksperimentą, paimk mažą vaiką, kad ir 9 aukšte už kojų iškišk, jį palaikyk žemyn galvą, jis džiaugsis, nes jis nesupranta, ką tai reiškia. Ja. Jis neturėjo, iš išorės nėra jokių pasiekmių, apie kurią galėtų suprasti. Aš mačiau video, kaip mergaitė atsisėdus žaidžia su gyvatėm, su vorais, jinai net nesupranta, kad tai gali kažką ir nieks neatsitinka. Nieks nesakė jai, kad tai yra... Taip, pasirodo, vėlgi suskaitęs, kad jeigu tu neišskirsi baimės to, baimės energijos jūroje, kur rykliai yra, jie tavęs net nepuls. Nes jie reaguoja į tą baimės, imkime, kažkoks įsiskiria, man atrodo, chemija liktai kažkas. Kaunasi tas energetiškai įsiskiria, kas tu įsigasi. Šuo irgi, žiūrėkit, jeigu tu neįsigasi, jis nelabai puola. Labai daug dėsnių yra, kur mes tai parodom energetiškai, kad mes įsigandom,
kovose lygiai taip pat. Aš žiūrėdamas, kaip kovotojas išeina į rinką, gali net pasakyti, ar jis jau išeina tam, kad išeit ir galvoja, kad kuo greičiau ir noriu užbaigti namo, ar jis išeina laimėti. Jo. Kūno kalba tai išduoda mes tuos dalykus galim pastebėti. Jo. Tai va vėlgi, ant kiek tu tai sugebi susitvarkyti, ant kiek tu tai nori ir ant kiek tau tai yra svarbu ir ant kiek tu tuo tiki. Ir ant kiek tu nori padaryti tai, ką baimė tau gal trukdo. Tai vėlgi mes užduodam kiek tu nori padaryti tai, kam tau baimė trukdo. Taip, ant kiek tau svarbu. Jeigu man... Toks posakis sako, tikslas tavo turi būti didesnis už tavo baimės. Taip. Ir ta baimė tada tau pavers tavo energiją, nes tu tada nori daugiau padaryti ir gauni visai kitą energiją. O yra buvę tau, kad nors patyręs tokią baimę, kad kaustytų, kaustančią baimę, yra buvę kada? Ne, kad būna, kaip aš žinau, kad tas yra distresas vadinamas, gal kitaip vadina, kada žmogus, paimkime, per pėsčių perėję, pamatė mašiną, nematė mašinos, bet ją pamatė ir iškart sustingo. Tai vienas, tai yra tiesiog jį sukausti. Tada daugelis turi ar suduoti per veidą, ar įspirti užpakalį, kad jis galėtų prabėgti. Ir yra kiek įvykių buvo, kad žmonės tiesiog gavę tą, imkime, stresą, ne energijos, bet susikaustimų, jie tiesiog įvyksta nelaimės. Mašina nutrenkia ar dar kažkokiu, imkime, kovos metu gal irgi tiesiog įsigasta. Aišku, kovos metu gal sunkiau pasakyti, nes ten vis tiek jau yra daugiau adrenalinas ir taip toliau, bet tokie netikėti variantai, kur pamatė netikėtai, vagis į butą įėjo ir sustingo. Jo, ir nebegali reaguoti. Tai anekdotą atsiminiau. Apie kovos menus ir vagis. Vienas boksininkas sako, man sako, boksas išgelbėjo gyvybę. O sako, tai kaip tau išgelbėjo? Žinai, sako, aš, supranti, gyvenau vienas ir įsivaizduok, įsiveržė pas mane 4 kaukėti, supranti, vagis su pistoletais. Ir ką? Aš kaip tik tuo metu buvau treniruoti, man gyvybę išgelbėjo. Boksas. Geras. Kaip kovos menuose tau su baimėm būdavo? Na, aišku, kaip pasaulio čempionas klausimas nebus labai. Tai visada būdavo, aš atsimenu į dziudo, kada tos pirmos kovos būdavo, tai aš naktim nemiegodavau, ten dar atsimenu, tėvas duodavo ten tokį lengvą, kaip jisai, dabar pamiršau pavadinimą toks, kad ramiai galėčiau miegoti. Kažkokių migdomųjų. Tokie raminamųjų. Tai kalbant, gal atsiminsiu dar, bet pamiršau. O nemiegodavai, tai turbūt pergyvendavai, ne? Dėl kažko tai. Čia būdavo ta būsena. Ar tai buvo daugiau pergyvenimas ar daugiau baimė? Gal daugiau pergyvenimas, taip? Baimė pralaimėt, nes tu daug ruošiesi. Kai tu eini taip, tu eini, šiandien nesiruošiu. Tai čia būtų labiau pergyvenimas. Tai jau toksai, kaip išeis, kad traumus negaut. Bet kada tu ruošiesi, tu atiduodi laiką. Visi, pažiūrėjau, imkime, tavo bendra klasė, draugai, eina ten žaisti kiemą, ar tenais šiaip kažką vakaroja, tu disciplinuoji save. Ryte keliesi, krosą bėgi, vėl, visas tau, kaip armijai, o jie to nedaro, tu vienas tai darai ir tai galvoju, velnes, kaip faina būtų su jais kartu, bet tu ne, tu turi ruoštis ir tau varžybos ir galvoju, tiek atidaviau laiko ir dabar, nors vieną kovą laimėt, kad daugiau, vėlgi tokia baimė, jaudulys, gal ne tai, kad baimė, mes įvairiai galim, jaudulys, baimė, stresas, pavadinimą įvairiai galima pakeisti. Baimė tai sakyčiau, man labiau siejasi su to, kas tave kausto. Baimė, sakyčiau, to, kada tu jau nebegali žengti žingsnio. Jaudulys, aš jaudinuosi, bet aš einu, ir šitas baisu, bet aš einu, o jau baimė tai viskas, reiškia, stoviu, susikaupęs, kažkaip susikausęs ir jau nebegaliu išeiti. Jeigu negalėčiau išeiti ant tatamio užlipti, per didelę baimę, sakyčiau, čia baimė. Jo, ir šitoje vietoje, teisingai sakai, baimė būna dažniausiai žmogui, kai kažkokia įvyksta, kažkokios pasiekmės. Kaip pavyzdys, kiek aš turėjau pažįstamų, sako, nustojau sportuoti, aš taip gerai sportavau, ten kovos menus, ar ten dziudo, nesvarbu kažkokia, ir gavo traumą, lūžo ranka, ar ten dar kažkas. Ir sako, žinok, viskas, ir atėjo baimė, kad antrą kartą vėl man tai atsitiks ir jį užblokavo žmogus, viskas to nesuprantu. Jo, čia potrauminis toks sindromas. Tai vėlgi, tai čia aš manau, kad tai gali sekti įvairiuose srityse. Versle, bankrutavau, viskas, eisiu į samdomą darbą dirbti, viskas, nes aš čia bandžiau, nesigavo. Santykiuose, bandžiau merginą prikabinti, mane atstumė, daugiau neįsiu, nes bijau. Žinai, ir
šitie dalykai. O čia iš tikrųjų įsitikinimas. Tik tai įsitikinimas. Taip. Tik tai įsitikinimas. Tai baimė labai eina kartu su įsitikinimais. Labai. Galima lygybę ženklą dėti, ne, Jordanai? Nu tai, va, tai tą įsitikinimą ir gauni per patirtį arba iš išorinio įsikišimo tam tikro. Ir per blogą patirtį gauni blogą įsitikinimą, per gerą patirtį gauni, kad aš pasitikiu. Na, turbūt nėra geresnio vaisto, kaip pasitikėjimas savim baimė nugalėt, ką? Taip, tai tas pasitikėjimas. Jeigu išeisiu į kovą, kovoti ir, aš pasitikiu, 100%, duosiu į galvą, nučiuošiu nuo to tatamio. Iš kur pas mane baimė bus, ką aš įeisiu. Tas ir yra, kur... Čia palyginimui duotų dabar su 40 kg muštis su kokiu paaugliu, žinai. Tai, iš kur pas tai būtų ta baimė, teisingai, ar ne? Taip, ir šitoj vietoje man patiko, Algiras Karalius labai faina tokia formulė davęs yra, kodėl mūsų rezultatai dažniausiai būna ne tokie, kokie mes norėtumėm. Ir kur visą tai slypi. Tai, sakom, rezultatas yra lygus žmogaus potencialas ir minus įsikišimas. Tai potencialas pa žmogui būna dažniausiai 100%, jisai gali tai padaryti. Bet jisai turi įsikišimą, vidinį ir išorinį. Vidinis tai yra mane seks, baimė ir taip toliau, išorinis tai yra tau draugai, televizija ir taip toliau, kur tave grinai užslopina. Ir tada tau 100% potencialą, tie išorinis ir vidinis įsikišimas, kurį mes turim visi iš įvairių aplinkų, padaro mūsų rezultatą 10-20%, nors galėtų būti minimum 80-70%. Tai šitoj vietoje, tada užduodi savo klausimą, ar ta aplinka, vadinkime, tiek išorinis įsikišimas, kur duoda po to į vidinį įsikišimą pereina, tai kaip draugai sako, nedaryk to biznio, tai nekovoti, nes tave nukalžė, kas buvo. Ar tave skatina, ar tave žlugdo. Ir tada užduodi, o tai gal nesirink tos aplinkos, gal tu nežiūrėk to televizorius, gal tu paprasčiausiai per kitus kanalus save motyvuok. Ir tu pamatysi, kad viskas kitaip gaunasi. Ir baimės mažiau bus nuo tada. Tai vienareikšmiškai tada baimė, tu tada valdysi situaciją, o ne tavęs situaciją valdys. Taip, šiai dienai baimės labai aktualus, toksai reikalas baimė. Tikrai jos daug yra. Tai ir tada pažiūrėk aplinkui dabar. Anksčiau tiek nebuvo baimės, kiek dabar, man atrodo. Tai dėl to, kad gazdina medijos, gazdina bankrotai, gazdina ekonomika, gazdina lygos. Kiek tik kas kuo negazdina. Ir jeigu įsitrauksi į visus gazdinimus, kurie tave gazdina, tai nepabijokime to žodžio durnas pasidarysi, ne, Jordanai? Tai pirmas dalykas, tau per stogą duos gerai. Tai jau sakau, durnas pasidarysi stogą. Antras dalykas, nepamirškim tokio dalyko. Įbaugintą žmogų lengviau valdyti. Visiškai taip. Aš esu taip prieš baimę, jeigu man kas nors bando pasėti manyje baimę, tai man tokia agresija kyla, bet man tokia jau funkcija įsijungžus. Jeigu man bando kažkas baimė, tai man kyla agresija, nes aš suprantu, kad tai nori mane kontroliuoti daugiau nieko kito, teisingai. Tai taip ir vyksta, visokios virusai visi ir taip toliau, bijokit ir žmogus įbaugintas lengva valdyti. Žiūrėkit, gyvūną. Irgi per baimę. Jį dresiruoja per baimę. Taip. Įbaugina, duoda valgyti, tiesiog, tai mes tik kitą formą irgi tai mus bando kontroliuoti. Ir kadangi turim didelę galimybę gauti iš įvairių kanalų tos, imkime, baimės. Negatyvios informacijos. Taip, negatyvios informacijos mes labai gražiai paklūstam visam tam. Labai neblogas turbūt savęs praskanavimas. Atėjai, pažiūri save, kiek manyje baimių. Ko aš bijau, bijau to. Opa. Turbūt pradėčiau pirmiausia dalykai, ne? Tvarkytis nuo to, kad 5 baimės išsigrynint, kad jų neliktų, jau asmenybė labai stipriai pasikeistų, ne? Ir tada užduodu vėl klausimą, kada, kaip tu sakai, kad baimės, o tada užduodu klausimą, o kas bus jeigu? Tas palauk. Bet kada pradedi analizuoti, pasirodo, čia nieko baisaus neatsitiks, bet iš pradinis tavo būsena, jinai, ne, to nedarysiu. O dėl ko? Bet taigi čia nieko nebus. Nebus. Pala. Tai kodėl aš čia bijau? Ernestas Hemingvėjus yra pasakęs gyvenimo pabaigoje savo. Visos baimės, didžioji dalis baimių, kurių bijojau ir jos mane varžė, taip ir neatsitiko. Taip ir neatsitiko. Taip. Tai žinai, o gyvenimas koks buvo suvaržytas, baisiai. Aš žinau, kad labai dabar nemėgstu frazės tokios, man irgi, kaip aš sakau, man kelia siūtakas baimė. Saugumas. Man dabar labai šioj mūsų dabar visuomeniai išpopuliarėja žodis saugumas. Nesaugu, čia nesaugu. Tai man irgi piktai kelia saugu. Gyvenimas aplamai iš esmės nėra saugus reikalas. Man teisingai, kažkaip čia man vėlgi tokia ekonominė dalis, žinai, tau draudimų siūlo nuo visko,
tau vėlgi man toks vėl varimas į gardą, žinai, nesaugu nedaryk, saugokis, atsargiai. O tai kada, kaip gyventi, kaip užkopti kalną, pamatyti nuostabiausius vaizdus pasaulyje, nerizikuojant, nekopiant. Nu kaip, neįmanoma, sakyčiau, ne? Neįmanoma. Net jeigu nekopsi su malūnsparniu kilius ir tai rizikuosi, gali būti tas malūnsparnis sugesti ir nukris. Tai man kažkaip taip, tas saugumas ir baimė, tai labai tokie du pagrindiniai, pavadys ir rimbas, kurio valdo žmogų, žinai. Man patiko viena frazė pasakyta, sako, aišku, čia humoro forma, sako, kas nerizikuoja, negeria šampano. Tai sako, kodėl tu pastovi šampaną geri, sako, tai aš pastovi rizikuoju, sako. Rizikuoju, tikrai. Bet čia humoro forma, šiaip tai pasirodo, kada tu rizikuoji, užduok savo vieną klausimą. Mes visada rizikuojam, einam, darom, bet čia tik tai mes, kada tu tai dažnai darai, tai tampa tau kasdienybė, bet tai iš tikrųjų, jeigu kitam žmogui gali būti tai rizika. Tas, kuris už vairo niekada nesidėjęs, sės už vairo vairuoti, jam bus rizika, tau kasdienybė. Užduok savo vieną klausimą, kada rizikuoji. Jeigu atsitiks pats blogiausias variantas, ar tu pakelsi tą sunkumą ar nepakelsi? Jeigu nepakelsi, gal ir neverta rizikuoti. Aš tokį kaip pavyzdį, jeigu aš atsisėdau ant motociklų ir aš Savanorių prospekte Kaune 200 pradėsiu važiuoti, sorry, valdu kvaila rizikuoti, kad gali užsimušti. Bet jeigu aš atsistosiu prieš auditoriją pašnekėti, norėsiu išreikšti savo mintis ir mane nušvilps, tikrai aš pakelsiu tą sunkumą, aš nusispjausiu, nueisiu kitą kartą kitaip pakalbėsiu. Arba mane gąsdina, kad išmės iš darbo, kad aš nepasiekiau kažkokių rezultatų. Išmės iš darbo, susirasiu kitą darbą, dar kažką. Sako, Jonuk, sako, kodėl tu išėjai iš darbo? Tai dėl to, kad, sako, su motociklu išvažiuoti norėjau. Tai va, tai šitoj vietoj mes... Baimė nenuosprendė, žodžiu. Ne, tai baimė tai yra, sakau, kai kuriuose vietose labai gera priemonė valdyti, o kai kuriuose situacijose labai gera priemonė pasiekti tai, ko tu nori. Jo, netgi kaip kelrodis. Kelrodis baimė, ne? Daugelį kelrodis. Nes per tai tu gali savo sukurti tam tikrą, tą energiją, kur įrodyti, kad tu gali daugiau negu kad išsigandai. Aš netgi savo gyvenime esu pasakęs, labiau už baimę aš bijau pačios baimės. Pačio bijojimo, atsiprašau. Labiau už bet kokią baimę aš bijau pačio bijojimo. Tai ir, žinai, kad baisiau, kad aš bijau, kad tik ko nors nepradėčiau bijoti. Tai... Ir vėl, aš savo paties tai Jordanas esu pamatęs, kad man baimė labai asocijuojasi su šešėliu. Su šešėliu, su tokiu rūku susidaro toks baisus didelis rūkas, toks didelis baubas ir jisai, sako, aš tave suėsiu, ir tu stovi, drebi, visas susitraukęs. O jeigu tik atsistoji ir pradėti tą rūką, žiūriu, tik pradės klaitytis tas rūkelis, ten kažkas, tai kur ta baimė ir nebeliko. Ką? Man tai tokia labai asociacija būna su baimė, žinai, kad jinai tokia daug rūko, daug garso, o realybės labai labai mažai. Tai mes prie to pačiai prieinam, kad tai yra sukurti tam tikri vaizdiniai, kurių mes patys dar hipertrofuojam patys ir to bijom labai. Aišku, vėlgi, sakau, prieinam prie to, kad tai yra įvertinimo tam tikra forma, kaip tu gali tai įvertinti. Jeigu tu įvertini tai, kad jeigu atsitiks blogiausias variantas, tu pakelt galėsi, tai aišku, kaip vienas draugas sako, taip, sako, aš noriu daryti biznį, aš užstačiau visus namus, visą savo turtą ir bandau daryti biznį. Kvaila būtų, jeigu tu nebankrutuosi, bet išdings viskas tau, nepavyks, tu iš vis liksi nulinis. Tai klausimas, aišku, ir tai žmonės daro, ir tai daro. Tai vėlgi čia toks... Bet čia baimė geras variantas, kai tu statai namus, tau baimė verčia daryti tokį verslo planą, taip gerai susiskaičiuoti, taip pasidaryti, kad ir planą B, planą C, tai ir normalu baimė, nes jeigu be baimės, tai tada kazino nuėjai ir pastatėjai visus pinigus, žinai, aš be baimės, bet rezultatas tai, jau kaip tu sakai, ar tu pasiruošęs priimti pasiekmes, kad jie nuplauks labai greitai. Kaip tu jausies, gal tenais, ir tu tai gal priimsi tas pasiekmes, bet nepamiršk, pas tau yra artimų ratas, kuri irgi už to atsakingas, tam tikru metu esi ten vaikai, šeima ir taip toliau, ir tu viską pramazinai, pralošiai, kažkokiu būdu, ir jie sakys, ką tu padaryti. Tai aš čia nebijojau, man baimės nebuvo, bet tu kitiems sukūrė visai kitą erdvę. Tikrai taip. Baimės. O, Jordanai, kovotojas, be tikėjimo nekovotojas. Tikrai turbūt, ne? Turi tikėti savo pergalę, turi tikėti savo jėgomis. Kaip pas tave su tikėjimu ir pasitikėjimu? Čia pradėsiu nuo anekdoto. Toksai
išeina 2 boksininkai, vienas priešais kitą ir vienas iš jų persižegnoja prieš kovą. Ir sėdi kunigas šalia trenerių. Ir treneris kunigui sako, klausyk, sako, kaip tu galvoji, sako, padės jam? Nu, sako, jeigu jisai tiki, tai jam padės, bet jeigu netiki, tai sako, nepadės. Tai tu žegnokis kiek nori, bet jeigu tu to netiki, tai gali nesižegnot. Jo, nesižegnojimas tiesiog tik tai ritualas formoje. Taip. Tai bet kokiu atveju tu visą laiką tiki, vienaip ar kitaip. Tiki, būna kovų, kur tu galvoji, kad bent jau nepraloštų, kad ir bent įlygiosim. Kita kart, žinai, kad aišku, visą laiką nori laimėti. Bet būna tokių situacijų, būdavo, aš atsimenu, kur sąjungos čempionate dziudo, kur galvodavai, kad bent lygiosiam ištemti jau, nes, žinau, bet vėlgi tuo metu taip atrodė, taip jautėsi, žiūrėk, pumpt laimi. Arba, aš išeisiu laimėsiu, bam pralošiai. Vėlgi, netikėtumo faktorius. Nu, čia, pat, žinai, kovos menuose, tu kartais netyčia prasileidai ir jau antro šansų nebėra, jau tik tai kitose varžybose turėsi antrą šansą. Tai va šitoje vietoje vėlgi, nu, toks, ir už tai gal tas ir vežė mane, kad tavo klaida, tau tik po kažkiek laiko duos galimybę. Imkime krepšinėje, nu nepataikyti, nu apsižaidė vėl gali. Taip. O čia prasileidai viskas, viso gero. Tai tam svarbu tikėjimas. Tai labai tikėjimas, tas va, tikėjimas toksai ir noras tai padaryti. O va, kaip dabar, kai šiai dienai jau kvantinė fizika įrodė, kad aplamai tikėjimas viską valdo, kvantai reaguoja į šitą, į tavo tikėjimą, kaip tu žiūri, taip jie ir juda. Ir realybė realiai susiformuoja tik tai pagal tavo požiūrį. Aš paklausiu klausimo, esame mes kalbėję su tavim ir tu man esi ten privačiai pasakojęs istoriją, kad tu kažką įgydęsis grinai, pavadinčiau tikėjimo pagalba. Aš jau tą istoriją, daugmaž geriau norėčiau, kad tu papasakotum. Tu turi prieš šios varžybas, kokios tai buvo varžybos, tiesa, ir tau trauma buvo, ir kažką tu ten darei su tikėjimo gale. Irgi Rusijoje dalyvau, buvo čempionatas, Rusija Europą, Šidokan karate, ir aš ten kovodamas nusitraukiau krūtinės raumenį. Ir tada grįžau čia jau į Lietuvą, Lietuvoje man susiuvo. Ir atsimenu, kaip šiandien vasario 1 dieną mane paleidžia iš binto, iš binto liaudiškai sakau, jau iš gipso, ir klausiu, kada aš galėsiu varžybose dalyvauti. Sako, nu gerai, sako, gana ilgokai užtruks. Sakau, man kovo 15 varžybos, tada buvo pasaulio čempionatas. Sako, tai gerai, po metų galėsi. Ne, sako, man už 1,5 mėnesio. Ir matau, žvilgsnį gydytojų, sako, biskitų, čiožės. Matos ir galva prasileidė, ne vieni krūtinį. Ne tik krūtinį plyšo, bet ir ten kažkur plyšo. Tai, taip pasižiūrėjus, atsimenu, škikas, atsimenu laimis. Tai ir, taip, sako, taip nusijuokė. Ir aš tada, taip, man susisuko konkolai, aš į dieną sportavau po 5-6 valandas. Dirbdavau ir sportuodavau, bet tokia disciplina. Tai likus iki varžybų savaitę, aš jau dariau 20 pristraukimų. Aišku, darydavau po 30 daugiau, bet tuo metu po tos traumų 20. Ir tada turėjau 4 kovas, 3 laimėjau pirmą laiką, 1 jau iki galo. Ir kaip šiandien atsimenu, kovoju. Ir dar jau paskutiniu metu ten mojojomės. Ir atsimenu, Romas Navickas dar, kaip ranka šaukė. Sakau, gerai. Ir toliau kalamės. Tai aš antiek norėjau ir antiek tikėjau, kad tai galima padaryti ir tai padariau. Atmetė galimybę negalėjimo. Jo, nes tavo laukia nebuvo negalėjimo. Čia, žinai, sako, hebrai, pažadėjau, kad dalyvausiu, negalėjau atsakyti. Tai vėlgi, toks savęs išbandymas ir po to, po kažkiek laiko man nutrūko achilas. Ir ketvirtadienį nutrūko, penktadienį išoperavo, aš irgi vėl, škikas laimis operavo mane. Sakau, šeštadienį varžybos, bet aš jam nepasakiau, kad man teisėjauti reikės. Ir kada man išoperavo achilą, aš atsimenu, atsibudau ir, tai gal draugai kažkaip pažįstami papuolė į palatą, taip iš vis taip mistiškai gausi, kad 2 pažįstamius irgi operavo, nes nebuvom sutarę ir visi į palatą papuolėm savaitgaliui. Ir aš jų klausiu, sako, mes po 8 valandų jau atsigauna. Man praėjo parą laiko, aš nejaučiau kojos. Tik tai sekmadienio vakarą pradėjau koją jaust. Ir aš tada atsimenu, kada revizija gydytojų buvo pirmadienį. Aišku, aš jau niekur neišvažiavau, likau ligoninėje. Ir jisai atėjo ir jokį, sakau,
Slaugytojas, sakau, kodėl, sakau, aš dabar tik koją pradėjau jos, aš buvau įsigandęs, gal kažko nervą kokį pažydį, nes tiek laiko. Sako, aš paprašiau, kad viskai dozę padidintų, ne dvigubą kaltų, kad nepabėgtum iš ligoninės, kad vėl kokias varžybas nenuvažiuotum, sako. Nes vėl tau susukt gali konkolai. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad viskas pas mus randasi kompiuterį tarp ausų, smegenys ir mes daug ką galim padaryti. Nes visą laiką duodu tokį pavyzdį, sakau, žiūrėkit, mažas vaikas susižeidė pirštą, jisai mato ten sužeidimą, kraują, verkia ir jam pradėk žaisliuką virš jo purtis, reikia dėmesį. Dėmesį nutrauks, jo. Ir viskas nerkia, palauk, tai kas čia vyko? Čia skausmas iškart dėmesys. Tai mes visą tai ir valingai, ir nevalingai. Dažniausiai mes nevalingai tai padarom, mums lengviau padaryti nevalingai, kai mes kažkas ir atsitiko ir mes dėmesys. Taip, imkime, norėjau pasakyti apie politikus, būna kažkokies įvykis, reikia dėmesį nukreipti, padaro kitą įvykį ir visi pamiršo tą, bėga prie kito. Tai va, tai va, mes tik tai fiziologiškai ir vėlgi taip sutverti. Ir tu gali valingai tai padaryti, tiesiog nukreip dėmesį. Nukreip dėmesį ir tau bus lengviau. Žodžiu, visos galimybės mums duotos, tik reikia jomis išmokti naudotis ir naudotis. Taip, nebijot naudotis. Nebijot naudotis. Aplamai nereikia nebijot, leis gyventi savo. Taip. Kas tau, šitą sakai, dabar jau net jauti, kad pasiekiai tikslus visus gyvenime, ką norėjai. Kokios tavo savybės tavo asmenio charakterio, asmenio būdo labiausiai padėjo visus tuos tikslus pasiekti? Tiesiog aš tai tikiu, aš matau, kad tai padarysiu. Tai galim pamanyti, kad tikėjimas vienas pagrindinių tikėjimas savybių. ir sakau, tas 100% noras tai padaryti. Ir visada, kada aš siekiu tą vadinamą savo tikslą, aš įsivaizduoju galutinį pasiekimą ir užduodu savo klausimą, kaip aš jausiuos, kai pasieksiu tai. Jeigu pas mane pojūtis eina širpuliukai per kūną ir aš džiaugiuosi to, ko aš norėjau pasiekti, tą, ką norėjau pasiekti, tai tada mažiau pasiteisinimų to nepadaryti ateina. Tada ateina maksimali jėga, maksimalus noras tai padaryti. Kada jeigu tu pagalvoji apie galutinį rezultatą, kad galiu ir nebūt. Emocijų nesukelia didelių, ne? Tai tada ir nelabai tu tai ir darai. Ir aš tikiu kažkaip šventai šiai dienai tą 72 valandų sėkmės formulę. Ką padarai per 72 dienas, tai ir pradėsi daryti. 72 valandas. 72 valandas. Jeigu nepadarai pirmo žingsnio į savo tikslo link, klausimas, ar tu tai pradėsi daryti ir tai turėjau darysi. Nebus, reiškia. Ir taip atidėliosi. Labai mane dažnai vadina impulsyviu. Ir kas pyksta kartais. Ir aš daug klaidų padarau per tą savo impulsyvumą. Aš tikrai mega esu impulsyvus. Bet pažiūrėkit, kiek aš gyvenime esu padaręs visko. Todėl, kad sakau, impulsas atėjo, darom. Sako, taip nepagalvoji, jeigu aš dabar pradėsiu galvot, gilinti, žinot, aš tiek pasėsiu savyje baimės, aš tiek pamatysiu, žinosiu, kad tai yra sunku padaryti, man dings ugnis, o man reikia šitą ugnį išnaudoti, kuo toliau nubėgti tos starto linijos. Ir tas tikrai duoda vaisių. Tu pasakei ir aš tą paantrinsiu šitoje vietoje, labai vieno psichologo toks pastebėjimas buvo, kaip sėkmingi žmonės restorane meniu, iš meniu renkasi maistą ir kaip tie, kurie, irgi sėkmingi, gal mažiau sėkmingi, bet sudėtingiau, tai tie, kurie labiau sėkmingi, impulsyvus, atėjo, ta ir viskas, ačiū, viskas, aš išsirinkau, tai čia gal tas, gal čia to, gal to idėja, gal ta. Ir tos abejonės su laiką gaišti dėl kažko, dėl nieko. Tai atėjau, bats padariau, nepavyko pakeisim, bet tu veiksmės. Jo, čia vienas iš sėkmės dėsnių irgi, kad greitas rinkimas, greitas sprendimas, sėkmingų žmonių požymis. Esu irgi kažkur skaitęs, kad mokykitės greitai priiminėti sprendimus, jeigu norite kažkokioj srity būti sėkmingi. Nes dvejonės tai energijos praradimas. Tik tais, kad teisingai žmonės suvoktų, kad sėkmingas tai nereiškia, kad jis nepadaro klaidų ir nebūna kritimų. Sako, oi, tu sėkmingas, bet kiek tu suklydai, taip? Taip, čia kai tu kalbėjai, Jordanai, apie baimės. Aš prisiimu, kad aš žinau, jog tai gali vykti, blogas scenarius, bet man reikia ne rezultato, man reikia patirties. Žinai, Jordanai, mano žmona yra tarologė, gera, stipri tarologė, tikrai labai gražiai padėlioja to kortytėm ir gali daugmaž pasakyti, tau pasiseks, nepasiseks. Ir man kartais žmona paklausė, aš kažką tai, žino, kad aš kažką pradėjau daryti, ruošiuosi pradėti daryti, gal noriu pažiūrėti, kad kortytę aš dėčiau. Neskau, nenoriu. Man nėra tiek svarbus tikslas, kiek aš toli nueisiu. Man svarbu tai yra daryti, o kaip ten gausis tiek, aš vis tiek būsiu kitoks.
aš jaučiu, kad tai ateina iš manęs ir aš turiu tai realizuoti. O kai kiek ten bus, kiek duos Dievas, tai čia Dievo valiui. Įdomu daryti, o ne tik rezultatas. Ir labai dažnai žmonės, yra didelė klaida, kada žmogus tik tai žiūri rezultatą, ar rezultatą pasieksiu ar ne. Ir jeigu jam pasako, rezultatą tu pasieksi labai sunkiai arba praktiškai neįmanoma, tai gerai nedarysiu. Brangiai, bet tu ir siekto, pasieksi ne 100%, 50% rezultato, bet tu po metų siekęs ir pasiekęs tą 5% rezultato, tu būsi tokiam pokytyje, tu būsi visai kitas žmogus ir tu jau galėsi pasiekti kažkur kitoj srity, teisingai. Taip, tai yra patirtis. Tai augimas, tai yra augimas, tai. Sako, nebūna, nes būna apdovanojimas arba, kaip sakant, patirtis. Jo, tikrai taip. Taip. Tai kas, tai sakai labiausiai tikėjimas, noras padaryti, įsivaizduojimas, tikslo pasiekimas. Šitie dalykai labiausiai, padėjo visus pasiekti tikslus. Aš kartais gal taip pasakysiu, toks šizofreninis tikėjimas, kur tu neįsivaizduoji, kad kitaip negali būti, kaip dabar tu norėtum, kad įvyktų, tai duoda stipriausią energiją. Nes kuo mes mažiau turim abejonių, tuo mes turim didesnį jėgą tam. Gerai. Jeigu kuo tu daugiau abejosi, tuo daugiau išorinių įsikišimų bus tau to nepadaryti. Arba tu tiesiog, čia kaip bėgti per kelią, jeigu tu bėgsiu, spėsiu, nuneš nuo vaizdo. Yeah. O jeigu tik tais lėkiai, žiūrėk, pralėkiai. Yeah. Kiek yra važiavimų, pralėkiau viskas. Tik suabejojai, nudėsnis, tiesiog lentučių skaldimas, suabejojai, ranką nusimušė, nesabėjai, džiuks lūžo. Gerai, jo, aš žinau šitą. Aš 90-metį, trumpai apie tikėjimo irgi. Dalyvau gatvės muštynėse ir gavos taip, kad vienas žmogus buvo mašinas uždarytas, man reikėjo ištraukti tą žmogų iš mašinos, aš pribėgau, buvo durų langas uždarytas pilnai ir aš žinau, kad reikia ištraukti, aš smūgiavau ranką į stiklą ir stiklas sudužo kiaurai. Sudužo, pradarėjau, kai Terminatorius išlupau duris, atidariau šitą centrinį ir supau. Aš paskui gyvenime dar bandžiau kelis kartus pramušti šitą stiklą, niekaip nesigaudo, niekaip. Ir aš atsimenu tą būseną. Nebuvo dvejonių, kad aš kiaurai per langą praėjau. Čia grino tikėjimo dėka, grino tikėjimo. Tai ta būsena, kada tu ją sugebi, jeigu tu sugebi valingai sukelt visą tai, valdydamas, pas tave greičiau ateis tavo rezultatai, tavo noras, pasiekimas. Jeigu tau sunku tai padaryti, arba tiesiog nesugebi, tai yra sunkiau tai padaryti. Bruslio esu matęs trumpą video, kai jisai muša per lentą pasakoja, sako, jeigu tu muši į lentą, tu niekada jos nesuskaldysi. Tu turi mušti už lentos. Taip. Tavo tikslas turi būti už lentos. Taip. Jeigu jį muši į lentą, toj vietoj tavo ranka sustos. Taip, tai čia kaip ir tikslas, kada. Tu matai toliau. Jeigu tu žiūrėsi, čia labai tas yra toksai, kaip sako, kaip žmonės žiūri, tiek siekdami savo tikslo, yra praeitis, dabartis, ateitis. Kad mes kurtume, kada kuriam ateitį, mes labai dažnai pasižiūrim į praeitį ir pagal praeitį kuriame ateitį. Jo, ir tos kliūtis mus abejo, bet kada tu visą tai uždarai praeitį, tiesiog paimi ir kuri ateitį. Nes jeigu paimkime šiai dienai pastebėjimą apskritai pasaulinių įvykių tendenciją, kūrybinį, technologijų ir taip toliau, ką žmogaus smegenys kažkada apie tai pagalvojo, dabar tai vyksta sukurta. Nes kažkada senoviai galvojo, kaip čia paukštis skrenda, kaip žmogus negalėtų skristi, dabar žmonės skraido. Taip. Kaip galėtų save matyti per kažkokią dėžutę, ir mes matome vienas kitą šnekam. Viskas realizuojasi, ką žmogaus smegenys sukuria, tik tai klausimas laikė, kada tai vyks. Tai lygiai taip pat ir mes galim tai sukurti, tiesiog įsivaizduoti, norėti ir siekti. Tik tai vėlgi, su kuo mes susidurėm su tais išoriniais, dažniausiai dirgikliais, kurie mums trukdo ir mes paprasčiausiai pasiduodam jiems. Ir ta baimė, kad kažkas gali netaip įvykti, arba ką apie mane pagalvos, ką pasakys ir taip toliau, kur visiškai nebereikalinga. Ir mes šitoj vietoj pralošiam. Ir stabdom. Viskas. Jeigu mes jau atmetam galimybę, kad taip gali vykti, mes jau pralaimėjom. Netikėjimas yra realiai tai pralaimėjimas. Pats didžiausias, viskas. Netiki ir nematai, kad tu gali tenais būti vietoje, viskas, tu jau pralaimėjai, gali net nebandyti. Aš galvoju, kad žmonės dažniausiai praranda tikėjimą, nes praranda norą. Tas ir tas, jo. Nes, bet vėlgi tą norą praranda, nes jie pamato tiek, kiek yra baimių, kiek jiem pripaišyta baimių, kiek jiem pripaišyta gąsdinimų, kiek ten baubų stovi iki to noro įsigyvenimo, kad jisai pamato,
ten 5 baubai, o jie nenori aš matytų baubų, tai geriau aš sėdėsiu ant Jie reiškia, tapšano nebuvo, liksiu. aš galvočiau, Jo, kad reiškia, ane. nebuvo noro. Nebuvo noro, nu jo, tas tiesa irgi. Nes mes paimkime save ir kiekvienas, man atrodo, kiekvienas turi pavyzdžių, tiesa, kada labai taip. norėjau. Ir padarėjai vėl nežinau ką. Jo, Tiek padariau bairių visokių, ir reikėjo ir apgavai, reikėjo ir nedasakėjai, reikėjo viską pasakėjai, jei ir rizikavai. Tas tiesa. Ir tu padarai po to kai pagalvojau, o velnės, o kiek Tas galėjo teisingai. bairių būti. Jo, Ir kiek labai praslydai. teisingai. Pritariu 100%. Jo. Tai vat vėlgi, čia Labai teisingai. toks Jo. tavo tas noras, sakau, kad tu neįsivaizduoji, kad taip galėtų neįvykti. Tai viskas, tu ir aklai eini. Jo, tikrai taip. Nes, Kaip apie pajamas, ar pavyzdžiui, aš esu pastebėjęs gyvenime apie žmonių pajamas. Aš stengiuosi, verslauju 30 metų. Ir stengiuosi tikrai, kad žmogus uždirbtų, tavo samdomas žmogus, kuris pas tave dirba, visokias duodi jam galimybės, kad jis tik uždirbtų. Ir aš po kažkiek daug metų vieną dieną nusikeikiau, nes suvokiau, kad rūpus miltai, jiem nereikia, Jordan, jiem nereikia. Jį tenkina 1000 eurų ir jam 2-3 žingsnius reikės padaryti, kad uždirbtų 2. Jis nedarys tų 3 žingsnių, nes jam ir aš vieną dieną pasakiau savo savoką, kad aš negraušiau savęs kaip verslininkas, kaip darbdavys, kad kiekvienas žmogus uždirba tiek, kiek jam reikia. Jisai uždirba 800 eurų, reiškia jam tiek ir reikia. Aš buvau bankrutavęs, antstolių krūvą turėjau, nieko neturiu, bet aš buvau pasakiau savo, man reikia tokios pinigų sumos. Ir kaip tu sakai, kraujas iš nosies, antakiai prakirsti, bet aš tą pinigų sumą turiu. Nesvarbu, krumpliai krūvini, nagai nulupti, bet aš turiu tą pinigų sumą. Nes kitaip aš neišgyvensiu. Man elementai, man antstoliai, man būsto nuoma, arba aš valkata, žinai. Tai man patiko vienas mano irgi draugas, sako, žmonės dažniausiai neuždirba pinigų tam tikro kiekio, nes jie jų bijo. Taip, ar irgi bijo. Tiesiog bijo pinigų kiekio. Ir sako, jis pavadina, čia kaip ir su baimėm, žinai. Sako, ar tu nebijotum šokti, aš šoku pats nuo televizijos bokšto su guma. Dabar jau neleidžia šokinėti, tada dar leido, atsiminčiau, prieš daugelį metų. Tai vienam sako, ar šoktum? Ne, sako, nešokčiau, ką man to reikia? Tai mes baimę paverčiam, ką man reikia, patogu ir taip, gerai, čia. Tai čia pasiteisinimai. Tai va, jo, bet tai mes įvardėm. Tai ir šičia, man užtenka ir 800 eurų, kaip jis, arba 1000 eurų. Bet jis bijo kitos sumos. Tiesiog, bet jis čia gali pasąmoningą, iš pasąmonės bijo. Čia yra atskira, net gili labai tema yra. Čia gili įsitikinimų tema, jo. Taip, nes kiek yra, atimkime, aš Loto kažkada žiūrėjau seniau, kaip pažiūrėdavau, šeima laimėjo milijoną, kaip pavyzdys. Nepasiturinti šeima. Po metų laiko jinai vėl nieko nebeturi. Nieko neturi, ne. Tai, žinai, kaip žmogus sako, važiuosiu į užsienį, užsidirbsiu pinigų. Tai šį laiką sakau, nepamiršk vieno dalyko, kokio. Tu vežiesi ir save. Visiškai taip, niekur. Pirmiausia, save išgydyk ir kitą. Nusiveži, jeigu save nusiveži, tada, aišku, visokių būna situacijų. Jo, tas tiesa. Ir dar su ta tokia plačia patirtim, su tokiais gyvenimo įveikiais įdomiais, kas tau yra laimė? Kas gyvenime atnešė laimę? Įžanga tokia galėčiau pasakyti, kad kaip mane paklausė, sako, kaip tau sekasi? Tai aš visą laiką atsakau, kad priklausomai kurioje gyvenimo situacijoje, su kuo, kaip, nes yra situacijų, kur gal tau šiai dienai ne tai, kad nesiseka, bet sekasi ne taip, kaip tu norėtum, vadinkim. Tai vėlgi, Bet sėkmė tai vėl pagal mane tai daugiau išoriniai veiksniai. Išoriniai. Kad ir kokie gali būti išoriniai veiksniai, viduje gali būti vėl kitaip. Iš tikrųjų, laimė tai yra tokia, laimė mano laimė tai yra pirmas dalykas, tai yra sveikata. Sveikata tavo artimųjų, dėl kurių tu taip pat pergyveni. Nes labai gražus yra posakis, aš dabar galvoju, kas yra taip pasakė, irgi nebūda kartais yra tik taip pasakė, sako, tu visada pergyveni dėl daugelių dalykų, bet kai sušlubuoja tau sveikata, tu pergyveni tik dėl vieno dalyko. Visi kiti nueina į antrą planą. Tai vienas iš tokių formų, tai yra sveikata. Aišku, produktyviai praleistas laikas. Produktyviai tai reiškia, laikas praleistas taip, kad tu gerai jautėsi, kažką išmokai, pailsėjai kitą kartą. Vėlgi, labai, tai produktyviai pagal tavo būseną. Tai sveikata, produktyviai praleistas laikas, nes laikas tai yra ta forma, kur mes niekada nesusigražinsim. Sveikatą dar gali atstatyti, pinigus gali dar uždirbti, draugus gali atsiprašyti, vėl kažkokiu būdu atgauti. Laiko mes jau neatsuksim.
Tai toks vienas, kad tai yra produktyvus laiko praleidimas. Ir gražų santykiai visose aplinkose. Gražų santykiai, aišku, verslas ne tai, kad teisingas verslas, bet to pat sėkmingas verslas, sėkmingas verslas, norimos pajamos, vėlgi tai yra faina, yra gerai, nes tada galimybės atsiveria kitos ir taip toliau. Aš už. Čia kaip pasako, man pinigų nereikia, tai aš nesakau, kad blogai žmogus masto, bet man atrodo, jeigu jis visai jų nebeturėtų, man atrodo, daug kas keičiasi. Santykiai tarp žmonių šeimos irgi labai pasikeičia, kai visiškai. Tai tie dalykai padaro tam tikras įtakas. Ne pirmoji, aišku, vietoje pinigai, bet tikrai ne paskutiniai. Tikrai ne. Jo. Tai aiškiai, sveikata, artimųjų, tavo produktyviai praleistas laikas, gražus santykiai, sėkmingas verslas. Tokie, sakyčiau, daugiau išorinis, gal sakyčiau išorinis, o vidinis kokios laimė, kas iš vidaus, kas labiau teikia laimę, koksai jausmas ar dar kažkas. Kai yra tas posakis, sako, kai tu esi laukiamas, tu kviečiamas, tu nori, su taim nori būti, su taim nori pasitart, gauni atgalinį ryšį, kad tai, kad tu pasakėjai ar tu padėjai, žmonės dėkingi tau. Tai vėlgi toksai vidinis pasitenkinimas, kad tu šioje žemėje vis tiek kažką nuveiki, kažką padarai, tu daliniesi. Tokio žinojimas, kad esi reikalingas. Taip, reikalingas, kad tu reikalingas, kad tu gali padėti kažkam, o ne tik tai savo turėti ir būti užsidarius. Kad gali dalinti su savo patirtimi ir savo, vadinkime, gebėjimais, ką tu turi. Kaip tau sekasi būti laimingu? Aplamai, jautiesi laimingas, esi laimingas? Galvoju, kad esu laimingas. Jeigu plačiaja prasme, tai yra tikrai esu laimingas. Aišku, labai daug yra įvairių niuansų, kur galėtų būti geriau. Tai, imkime, tėvų sveikata, ten kai kurie santykiai, kai kuriuose erdvėse ir taip toliau, bet visa tai yra laikina, tai ugdoma, pakeičiama, sudėliojama, kai kur yra procesai. Taip, iš tikrųjų, tai jeigu čia sėdžiu, mes kalbamės, juokiamės, jau yra gerai. Bet vėlgi, kitas sakytus, kad aš nelaimingas, kažko neturiu, bet visą tai pasiekiama. Šią dieną galiu pasakyti, kad esu laimingas. Super. Kaip tu laimingas kitaip? O tarkim, mes visiems laimė tokia daug, šiai dienai tokia stereotipinė, ne? Ir jinai tokia, aš kaip sakau, užkeikta tokia, prabangus namai, prabangus automobiliai, žinomumas socialiniuose tinkluose, kelionės. Tokie nuvalkite, ne, stereotipiniai požiūrį. Oi, tas laimingas. O aš laimingas kitaip. Vadinkim, ne stereotipiškai, aš laimingas kitaip. Kaip Jordanas yra laimingas kitaip? Kad turiu galimybę veikti, daryti ir pasiekti tai, ko nori. Tai yra vienas iš tokių laimės formulių, gal net ne formulių, veiksmų, kurie tau duoda kai kuriuose situacijose trumpalaikę laimę, jeigu mes tą, laimę, kai kur ilgalaikę laimę, kai kur gal kai kam atrodo, tai nėra nelaimė, tu pasižiūrėsi, kad tai yra pamoka. Tai aš sakau, kada turi tu galimybę veikti, daryti, ir viena iš formų, tai būtų tai, kad man nereikia, kad kažkas labai kažko man padėtų. Aš galiu viską praktiškai pasidaryti pats. Tai čia tokia jau nepriklausomybė. Kad esu, kaip jūs sakant, esu nepriklausomas daugeliu, beveik visose gyvenimo situacijose. Aišku, smagu, kai yra aplinka, su kuria gali kartu nuveikti, bet jeigu kažko nebūtų, vienu žodžiu, aš turiu galimybę nedėti lūkesčių į kitus, kad pasiekti tai, ką aš norėčiau. Tai mano viena iš laimės formulių dėl to, kad turiu galimybę, tai yra sveikata, gebėjimai tam tikri, padaryti tai, ką aš noriu. O kas prisideda prie to irgi malonu. Ir tai duoda tau laimę, tai tau suteikia laimę, ne? Tai kitaip ne visai, kaip nestandartiškai visiems, ne? Tikėjimas savimi, kad tu tai gali padaryti. O kas tau, Jordanai, yra tavo vertybės, tokios vertybės, kurios tau svarbios gyvenime? Kokiom iš vis vertybėm vadovaujas? Vertybė tokia kaip kelrodės žvaigždės. Čia netitinka mano vertybės, aš čia neįsiu. Čia atitinka, čia eisiu.
Iš tikrųjų, įvairiose situacijose gyvenimo tai yra skirtingai gal, bet viena iš tokių vertybių tai yra tas nepraras žmogiškumo. Plačiaja prasme. Tai jeigu nepraras žmogiškumo, Tai tai yra- žmogiškumas, tai žmogiškumas. Žmogiškumas, tai kad tai imkime, laikykis žodžio, vienas iš formų, žinai, nežemink kitų, padėk silpnesniam, nesišaipyk, tiesiog, tai, kad tu... Jo, bendras žmogiškumas. Gyventi žmogiškai, gyventi pagal žmogiškumo principus, ne, tokie vertybė. Mums priimtina ta tradicinio žmogiškumo formulė, nes kitos pakraipos žmonės gali sakyti, žmogiškumas pas mus visai kitoks yra. Tai bet aš imu tą senovišką tradicinį žmogiškumą, vadinkim taip. Supratau, tau žmogiškumas vertybė. Kokia dar vertybė? Jinai apima Tai tą. pasakė, aišku, sveikata, kaip sakai, tau laimė, tu labai pažymėjai ant laimės, kad sveikata, artimųjų sveikata, sėkmingas verslas, tai irgi vertybės. Tai irgi vertybės. Draugai, draugai, su kuriais tu gali ir pasidalinti, ir jiems padėti, ir jie tau gali padėti. Tai kaip mano vienas gerai draugas pasakė, nachir tie draugai, jeigu tau padėti viens kitiem negali. Tai tada, žinai, sako, kaip irgi tų posakių daug visokių yra, sako, kai man buvo blogai, jūsų nebuvo, kai man buvo gerai, jūs atsiradot, nachir jūs man reikalingi, žinai. Tas tiesa. Toksai va. Jo, arba kai sakot, jūs nebuvot su manim, kai man buvo blogai, nes tikėkit, kad jūs būsit su manim, kai man bus gerai. Tai va, tai ta forma. Žmogiškumas ir draugai. Draugų tikrai tau šitas... Nepagailėjo, tas tikrai, paantrinčiau tau šitas. Neveltui, matai, tau draugai vertybė ir tu jų turi. Jo, ir tas pastebėjau tokį dalyką, kad žmonių yra, kaip santykį tą išlaikyti, kad tu turi natūraliai džiaugtis kitų sėkme. Nes turime tokią savybę, kad tas pavydas ateina. Pavydu, man nepasisekė, jam pasisekė, jie šypsosi jau viduj. O pas mane, nežinau, aš džiaugiuosi, kad kitiems sekasi. Tikrai turiu labai sėkmingų draugų. Imkime šią dieną, visas sėkmė tai yra versle, tenais santykius. Ir jie sėkmingi. Ir man faina, nes yra toks geras posakis, sako, jeigu pas tavę 6 sėkmingi, tu su jais būsi kartu, tu septintas, visiškai. Tai vėlgi, tai yra ta energetika, kur mes ir kalbėjom, tos vibracijos tave užkrečia ir tu net kitą kartą net nesuprasdamas, kaip tai gali ateiti prie tavęs. Bet tai aš nekalbu apie tai, kad ateis, neteis. Tiesiog man faina su jais būt, man kažkur pasimokint, kažko jie iš manęs pasimokina, mes mainais bendraujam ir gerai jaučiamės. Ir man jokio nėra pavydu, kad jis ten turi geresnės mašinas, jachtas, ar ten lėktuvus, ar ten, nežinau, tiesiog svarbu, kad jam gerai būtų. Ir aš žinau, kad mes gražiai pabendraut galim. Super, draugai, super. Ar tau patinka Jordanas? Kartais nelabai prieš veidrodį, kai žiūri. Žinai, kai tas anekdotas, dėdukas išbėga iš vonios, mučiutė sako, klausyk, kas ten tokia baisiai senį nuotrauką pakabino, sako, vonioj, sako, čia ne nuotrauka, čia veidrodis, sako. Tai kartais nepatinka, kartais visai save norisi pagėtų, kartais... Dėl kokių savybių nepatinka? Dėl to, kad, kaip ir kalbėjom, kažko neįvykdai, kažką prasileidi, kažkur palūžti. Mes ne medinė, mes turime emocijas, turime... Negeležiniai. Ir tai yra normalu. Geležis, priimi kaip situaciją ir sakai, šiandien aš netoks, koks norėjau būti. Aiškiai, Jordanas tikrai, kaip sakau, daugelio žmonių atveju esi geležinis, bet kritikos vis tiek turi savo atžvilgių. Tai vienareikšmiškai ir tik tais momentas, kaip ir sakiau, kad nieko nekaltinu, žiūriu, ką aš galiu padaryti kitaip, kad pakeisti visą tai, kad kitą kartą kitaip galėčiau tai pažiūrėti. Ir kritika racionali. Tai tik tais per save. Per save, nes tada tu, sako, kada tu prisėmė atsakomybę, tu ją ir valdai. Tada valdai, tą pakeisiu, to padarysiu, to nedarysiu. Teisingai. Nepatiks tenėsiu. Bet jeigu aš kaltinsiu, sakysiu, mane tėvai netaip išauklėjo, mokytoja, man parašė dvetį, dėl to aš neįstojau į universitetą. Tai niekur neveda. Tai tu, kai sako, blogas oras, tai pakeis tą orą, nepakeisi. Supratau. Kaip manai, kas žmonėms labiausiai trukdo būti laimingiams? Pavydas. Jisai mato kitą, ypač kaiminystė, kaip būna. Ir apskritai daug formų yra. Pavydį ir jisai bando padaryti kažkokiais būdais, kad geriau už kitą atrodyti, kad geriau kažką
kaip pasakyti, pasigirt galėtų, va aš irgi čia, čia, nors jisai gal tai net nusipirko arba galų pasiskolino ar dar kažką padarė. Bet jeigu plačiai prasme, tai yra pavydas. Pavydas, ne. Jeigu tu paleisk pavydą, šis neturėk pavydo, o turėk ambicijas laimėti prieš save, būk geresnis šiandien negu buvai vakar, tu visai kitai ir tu džiaugis kitais, tu paprasčiausiai pas tave nebus dirgiklių, nes pavydas, neapykanta, kažkoks kerštas, kvailas toksai, jis man pasakė, dabar aš jam tai pasakysiu. Reagavimas į žodžius tos, kur tau jie nesvarbu. Nes gal pavydą galėtume, aišku, paskirstyti ir racionalų, ir neracionalų, ir destruktyvų, gal sakyčiau. Racionalus pavydas, normalu. Tas baltas pavydas. Jo, baltas pavydas, racionalus. Aš pamačiau kaimyną, jeigu kaimynas nusipirko Bentley ir sakau, aš labai noriu, kaip aš pavyzdžiui jam to Bentley, aš darysiu verslą, stengsiuos, kad tik gautų tą Bentley. Užmotyvos. Racionalus pavydas, teisingai. Ja, bet, ir destruktyvus pavydas. Matai, ką aš sakysiu, kai bus destruktyvus pavydas. Svolačius apgaudinėja žmonės, atlyginimų turbūt nemoka, ten dar kažką nusuka, padaro, mokesčių būtinai nemoka ir iš ten va Bentley svolačius. Teisingai, destruktyvus pavydas, ne? Aš galvočiau, kad kada tu pavydį, imkime šiuo atveju kaip pavyzdį, kaip Bentley, ne, tenai nusipirkti, bet tu gal tas konstruktyvus toksai pavydus, kad, pavydas yra, kad tu norėtum irgi įsigyti, gal net ne Bentley, gal kažką kitą, ar tiesiog pagalvoti apie tas pajamas, bet vėlgi, ar tu tikrai žinai, kokią formą jisai tai turi. Taip. Žinai, labai daug tokių, tai aš tai visą laiką galvoju taip, kad visi faina, kas ką turi, kuo daugiau jie turės, kuo daugiau sėkmingų aplinkui, tuo tu būsi taip pat. Sėkmingų, laimingų. Taip. Čia kaip žinai, ateik į sergančių būrį sveikas, susirgsi. Ateik sergantis į sveikųjų, pasveiksi. Tikrai taip. Tiesiog forma tokia, mechaninė forma gaunasi. Tai ir aš galvoju, jeigu aš šiandien buvau toks, išmatavau ant rytojos, pažiūrėjau, kad aš geresnis negu vakar, aš einu į priekį ir man faina, kad kitiems sekas, bet aš per savo išmatavimų vienetus. Kaip tu, Jordanai, supranti sėkmę ir laimę? Dabar labai populiaru kalbėti apie sėkmę ir laimę. Kuo panašumai, kuo skirtumai? Žinai, aš galvoju, dabar greitai taip, sėkmė ar ne, tai yra sėkmė, kad tu pasieki kažkokį tai rezultatą. Greitai, tu galėjai pasiekti. Kaip aš sakau, atvažiavau į varžybas ir nė vieno priešininko nebuvo ir gavau pirmą vietą laimėjau. Rezultatą pasiekė. Jo, bet aš laimingas, kad, nebus su ko net pakovoti, žinai. Čia geras. Jo, tai tokia sėkmė. Ar savo aš galiu pasakyti, kad aš tikrai pasiekiau tą pergalę? Taip, ir žinai, aš laimėjau milijoną ir... Facebooko nuotraukui tu stovėsi ant pirmos vietos pakilos, teisingai? Taip. Tai va, žinai, ta sėkmė ir laimė, gali būti ir sėkmė ir laimė kartu. Toksai kaip, bet jeigu yra sėkmė, sėkmingai aš laimėjau kažkur, kaip pasakau, bet jeigu nebuvau su ko varžytis, tai gal nelabai, tada jau tas laimingas esu. Arba ten irgi, vėlgi kažkokia įvyko situacija, kur tu kaip ir sėkmingai praslydai, bet ar klausimas, ar tu laimingas to būsi. Aš kaip sakau, esu uždavęs kažkam klausimų, sakau, ar norėtum 10 milijonų eurų pavogti iš banko ir sugebėti pabėgti su jais ir kad tavęs nepagaut policija. Ir žmogus automatiškai, aišku, kai fainai 10 pabėgų, tu žinai, koks tu būtum nelaimingas, tu sakau, drebėtum nuo kiekvienos greitosios pravažiuojančios. Taip. Tai 10 milijonų po 2 metų numirtum nuo vėžio, nuo įtampos, nes laik galvotum, kad jau atvažiavo tavęs pasim. Bet tau ir laimė, teisingai? Taip, atrodo sėkmingai. Įvykdžiau sėkmingą operaciją, pavogiau 10 milijonų, bet laimės mažai būtų turbūt iš tų milijonų. Ne? Tai vat vėlgi, šitą kaip ir... Tai aiškiai, jeigu žmonės mes apgavom kažką tai negerus darbus padarėm. Tu sėkmingai prasisukai biznėje, bet nukentėjau ir tu viduje galvoji, iš tikrųjų aš apgavau tos žmonės, aš ten nesumokėjau, ten imkime įvairių formų yra. Tai čia sakau, čia toksai... O išorėje atrodo, kad tas sėkmingas tai yra ir laimingas, bet klausimas vėlgi. Bet yra ir tokių. Tai laimės receptas, Jordanai, pagal tave. Tavo laimės receptas. Kaip mes galėtume užrašyti? Neidealizuok savo sukurtų vertybių ir būsi nepažeidžiamas. Nes dažniausiai mes idealizuojam kažkokias sukurtas vertybės, tai ateina konfliktai, ateina taip, va čia turi taip būti, ne taip, jis turi tą, ir tu, o tu neidealizuoji, viskas faina, viskas taip kaip yra, vau, aš kaifuoju.
tada tu priimi. Niekada neidealizuoji, tu Taip, priimi situaciją. taip. Labai gali būti platus situacijų spektras, teisingai. Čia- 7, 8, taip. 103. Taip. Nė vieno jame nėra tavo lūkesčio, ne? Nė viename nėra tavo lūkesčio. Čia panašiai kaip irgi va, tas posakis buvo, mačiau, ir jis sako, niekada nesiginčyk su durnium. Nesąmonė. Teisingai. Teisingai. Tai va, vėlgi, taip, nu, tau tinko, taip. Geras. Nedėlizuok savo sukurtų vertybių ir būsi laimingas. Super. Čia ir būtų palinkėjimas turbūt klausytojams. Taip. Fainai. Dėkui, Jordanai, kad buvai. Dėkui už tavo pasidalinimus. Labai įspūdinga, labai gražu. Iki sekančių susitikimų. Ačiū už fainą pokalbį. Dėkui.